Nu, laba diena, mano fėjas. Praeitą kartą mes sustojom toj vietoj, kur autorė sustojo, kur jinai dirbo, norėjo ištrūkti iš šito kalėjimo ir tada prasidėjo karantinas. Nuo tos vietos ir skaitau. Teisūs yra tie, kurie sako, kad be pauzės beveik neįmanoma suvokti, kas esi ir ko nori. Kai bėgiai lyg voverė rate, vis mindama kojytėmis, bijai sustoti, tad kad įsisukęs ratas neišviestų tavęs į tuščią orbitą. Bet kai jis pats palengva sustoja, kai išlipi ir pramankštini kojas, staiga pamatai, kad pasaulis kur kas didesnis nei įsivaizdavai. Pagaliau, galbūt pirmą kartą gyvenime aš leidžiu savo daryti tik tai, kas man patinka. Ilgai miegojau, vaikščiau su šunimi po parką, daug skaičiau, skaniai valgiau, neskubėdama mylėjausi, netgi prisiminiau vipasanos stovykloje įgytus įgūdžius ir pradėjau medituoti. Kuo ilgiau dariau tai, kas man patinka, tuo sunkiau buvo grįžti prie reikia. Pasaulis su savo įvaizdį skrupulingai puoselėjančiais ir tekstus perrašinėjančius interviu herojais, pretenzingais keistų įgeidžių turinčias reklamos užsakovais, n-tąją kartą rašomomis psichologinėmis ir sveikatos temomis ir bandymais iš savęs išspausti maksimumą, kažkur nutolo. Atrodė kaip kitados matytas nespalvotas kino filmas, nieko bendro neturintis su dabartiniu mano gyvenimu. Mintis, kad kada nors reikės vėl grįžti į realybę, man atrodė beveik neįmanoma. Manęs ten jau nebuvo. Tas pasaulis priklausė praeičiai, o ne dabarčiai ar ateičiai. Todėl duris uždariau tyliai ir švelniai. Kai ryžausi išeiti iš darbo prieš 12 metų, situacija buvo lyg ir panaši, tačiau savijauta visiškai kitokia. Prisimenu, kaip tasik buvau kupina nuoskaudų, nerimo ir keršto troškimo. Garsiai trenkiau durimis. Jaučiau būtinybę įrodyti, kad galiu. Taip pat pykti, graužati. Jaučiau būtinybę įrodyti, ką galiu. Taip pat pykti, graužati, kalti, baimė dėl ateities. Jaučiausi darbdavių neįvertinta, apgauta, pažeminta. Pečių slėgė paskola, mokyklinio amžiaus vaikai ir nerealizuotas karjeros ambicijos. Šįsyk jutau tik begalinę laisvę, laimę ir ramybę. Dėl koronaviruso paskelbtas karantinas tobulai sutapo su mano sielos būsena. Nejutau jokio nerimo dėl ateities, nors ir nežinojau, ką darysiu toliau. Kita vertus, kada jei ne dabar, pagaliau galiu pradėti daryti tai, ko nori, o ne tai, ką reikia. Mano vaikai jau suaugę, paskolos atiduotos, kaip žurnalistė jaučiausi visiškai save realizavusi ir išsisėmusi. Prašymą atleisti iš darbo parašiau savaitę anksčiau, nei buvau suplanavusi prieš pusmetį. Ta rytą, kai jį išsiunčiau, sėdome su vyru ant motociklo ir išlėkėme pasivažinėti. Tu tokia drąsi, skriejo į telefoną mane palaikančios kolegų žinutės. Tasik jau šmekštelėjo mintis, kad žavėjimasis drąsa nebūtinai reiškia palaikymą. Tai veikiau abejojimas sprendimo teisingumu ar netgi įsitikinimas jo pavojingumu. Bet tai, ką dariau ir šįsyk man neatrodė nei keista, nei drąsu. Veikiau natūralu ir savaime suprantama. Čia žinai, kaip man kas nors pasakoja, kad išvažiuoja gyventi į Balį. Čia kaip ir svajonė daug ko, ne? Išvažiuoti gyventi į Balį ar į Tailandą, bet irgi aš tada sakau, kokia tu drąsi arba koks tu drąsus, nes man atrodo tas sprendimas kaip pavojingas, nelogiškas, ne? Nes kaip tu žmogau po to grįši iš to Balio ir iš Tailando ir vėl susirasi darbą ir vėl, viską iš naujo tau reikės pradėti, nes faktas, kad likti Baly arba Tailande, pavyzdžiui, visam gyvenimui, ypač jaunam žmogui, yra nelogiška. Azijoje nėra tokios ateities, žinai, ten galima senatvę leisti, pavyzdžiui. Tai va, irgi palyginimas, kaip į ją žiūrėjo kolegos, taip aš žiūriu, pavyzdžiui, į tos, kurie nusprendžia išvažiuoti gyventi į rytus.
Jie dažniausiai visi grįžta ir po to vėl ieško savęs iš naujo. Bet aš, pavyzdžiui, bijojau to jausmo ieškoti savęs iš naujo, jie turbūt nebijo. Gerai. Tądien vėjas buvo kaip niekad stiprus. Galva su šalmu maskatavosi į visas puses, bet norėjosi šaukti iš laimės. Grįžusi namo sužinojau, kad mano prašymas patenkintas. O vakare sulaukiau atsakymų iš leidyklos, kad mano knygos idėja sudomino. Pagaliau galėjau sėsti ir daryti tai, apie ką svajojau visą gyvenimą - rašyti knygą. Ir viskas nutiko vos per vieną dieną. Žinojau, juk Dievas yra, bet nemaniau, kad jis veikia taip operatyviai ir kad vos užvėrus duris išties atsiveria langas. Gali būti, kad mano angelas sargas jau seniai sėdėjo ant palangės, kantriai tikodamas progos atidaryti langą, bet niekaip nesulaukia, kada aš ryšiuos uždaryti duris. Angelai, ypač menopauziniai, labai lepūs sutvėrimai. Jie nemėgsta skersvėjo. Arba duris, arba langas. Arba karjera, arba laikas savo. Arba vyras, arba meilužis. Arba liekna figūra, arba lygi veido oda. Laikai, kai galėjome turėti iškart viską, jau praėjo. Sulaukus 50 tampa sunkiau vienu užpakaliu užsėsti kelias kėdės, bet laimė ir noro to daryti sumažėja. Čia yra dvi temos, kur man labai patiko. Viena, kai priverstinai sustojo planetą ir mes turėjom per karantiną atrasti save ir susipažinti su savimi, nuostabi tema. Aš būtent tada, kaip aš jums pasakojau, pradėjau tapyti, nustojau, nes ašgi iki karantino turėjau išlaikyti 11 darbuotojų. Reiškia, aš turėjau mokėti ir visus mokesčius, ir atlyginimus, ir visuomet pasirūpinti, kad jie turėtų darbo ir atlyginimą netgi žiemą, rudenį, pavasarį, kai vestuvių nebuvo. Tai buvo didžiulė atsakomybė, kurią aš nešiau daug metų už tą teisę būti dizainerė, už tą teisę būti sėkminga dizainerė ir turėti savo komandą. Iš ties tai man kainavo labai daug, nes kiekvieną mėnesį tie mokesčiai mane tiesiog žudydavo. Mes rašydavom laiškus į sodrą, į mokesčių inspekciją, kad prašau, galit mums atidėti ten tos mokėjimus, nes mes dar nespėjom surinkti pinigų ir mums tada užblokuodavo sąskaitas. Baisu buvo. Ir mano tas, žinai, kad aš privalėjau visais pasirūpinti, labai sekina ir aš po to jau neberadau prasmės savo karjeroje ir man jau nebepatiko daryti suknelės, bet aš vis negalėjau to pripažinti savo ir kitiems, nes, kaipgi, žinoma, drabužių dizaineriai pasakys, kad daugiau nenori kurti suknelių, kai pas jie eilės ir mergaitės svajoja nuo mokyklos laikų apie mano suknelės. Taip ir buvo, jos pas mane atydavo, sakydavo, aš kai dar mokiausi mokyklą, eidavau pro jūsų vitriną ir labai norėdavau jūsų suknelę ir svajoju, kad kai tekėsiu, tai tik su jūsų sukne. Aš darbe kurdavau moterų svajonės. Aš buvau svajonių fabrikėlis. Ir tas fabrikėlis labai užsikniso ir pavargo, bet negalėjau to pripažinti. Tai mano karantinas irgi taip pat kaip ir jos praėjo. Ir tą laisvę aš nepasidovanojau savo pati. Jinai tą prašymą parašė pati ir išėjo, ne? O aš ne. Aš to nepasirašiau, žinai, man padėjo laikinai karantinas. O apie tą norą, kad žmogus pats gali spręsti, aš papasakosiu vieną irgi, žiūri pagal minutės, mes spėjam, aš vis orientuojuosi, kad būtų 13-15 minučių ir čia yra nuostabi knyga, aš iš jos tik tai vieną fragmentą perskaitys, čia yra kita knyga. Man atrodo, čia yra Richardo Bacho. Ir aš jau papasakosiu vieną istoriją, kurią tikrai įsiminsit. Kartą upėje gyveno mažų padarėlių kolonija, moliuskai, kurie visą savo gyvenimą laikėsi įsikibę į dugno žoles. Jie tikėjo, kad taip yra teisinga, kad tik taip galima išgyventi. Jiems buvo sakoma, jeigu paleisi, žūsi, srovė tave sudaužys į akmenis. Tačiau vienas moliuskas kartą pasakė, pavargau laikytis, čia nėra nei džiaugsmo, nei augimo, noriu paleisti ir pažiūrėti, kur mane nuneš srovė. Kiti šaukė jam, tu išprotėjai, srovė tave pražudys, geriau laikykis kaip mes. Bet jis paleido.
Iš pradžių srovė jį metė, daužė akmenis, buvo skaudu, bet paskui jis pagavo srovę ir pradėjo švelniai slysti upe, laisvas ir lengvas. Jis jau nesilaikė. Srovė jį tiesiog nešė. Kiti moliuskai pamatė tai, žiūrėjo iš apačios į viršų ir sakė, žiūrėkit, tai mesijas, jis skraido, o jis tik šypsojosi ir plaukė toliau. Tai labai graži alegorija apie baimę keistis, kontrolės paleidimą ir apie tai, kaip laisvė ateina per riziką. Tai ir ta žurnalistė, ir aš pati, būdama drabužių dizainerė, mes laikėmės už tos žolės, nes, taip reikėjo, nes taip įpratom, nes mes baigėm mokslus, mes ruošiamės tai profesijai, mes tai profesijai buvom profesionalai, buvom kaip žuvis vandenyje, ne, ir mes tą žolę bijom paleisti, kad kažką pradėti naujo. Nes atrodo žūsi, ne, kam tu būsi reikalingas, tu gi savęs nerasi, tu neuždirbsi, čiagi viskas ir taip yra gerai, tu turi klientų, turi darbų. Ir jo, kai paleidi, tave pamėto, bet ir kai tave mėto, ir kai tau skauda, tau vis tiek būna labai labai įdomu. Tai pavyzdžiui, ką aš dabar pradėjau, aš ir trenerė, ir tapytoja, ir stilistė, ir verslininkė, ir parduodu drabužius per laivus. Aš dabar darau tiek dalykų, aš tiek keliauju, aš tiek gyvenimo pamačiau, kai paleidau tą žolę. Ačiū Dievui, kad aš ją paleidau. Tiesiog pagalvokite apie tai. Čia yra tokios geros temos. Iki kito skaitimo, merginos.